3 metų vaiko mama rašo ir klausia, ką daryti, nes vaikas atsisako plautis rankas, valytis dantis, na ir jinai sako, ar čia man kažkaip paaiškinti, kodėl to reikia, ar tiesiog paimti ir tai padaryti, tai noriu pakomentuoti plačiau. Pirmas dalykas, mes čia turim 3 metų krizę ir šitam laikotarpiu vaikui tiesiog būtina sakyti ne. Nes kai jis pasauliu sako taip, jisai susilieja su pasauliu. Kai sako ne, jis išgyvena save kaip atskirą asmenybę ir reikalinga vaikui tą išgyventi jo atskiro aš formavimuisi ir atsiskyrimui nuo mamos, kas yra toks būtinas etapas ruošiantis sekančiam socializacijos etapui. Antras dalykas, vaiko kognityvinės schemos yra dar ganėtinai paprastos ir jis negali suprasti ir įsivaizduoti dalykų, kurių kažkaip čia negali pačiupinėti arba išgyventi. Todėl pasakoti apie bakterijas arba karijas yra absoliučiai neprasminga. Todėl jūs tikrai nesutraumuosite vaiko, jeigu pirmas dalykas atspindėsite jo emociją ir sakysite, kad aš suprantu, kad labai pikta, kai reikia daryti tai, ko tu nenori. Priminsite apie hierarchiją, pasakysite, bet aš esu tavo mama ir aš rūpinuosi tavo sveikata ir todėl prieš maistą mes plauname rankas arba po lauko ir valomės dantis ryte arba vakare ir duosite vaikui 2 pasirinkimus. Todėl tu gali pasirinkti, ar tu pats nusiplausi rankas, išsivalysi dantis, ar man tą padaryti. Ir 2 kartų nekartokite. Duokit pasirinkimą 2 kartus, 3 kartą, jeigu nepasirenkate, tiesiog išvalykite dantis arba nuplaukite rankas ir neiškriskite į nuosėdas dėl vaiko rėkimo arba protestavimo. Čia yra jo šventa teisė išreikšti savo neigiamus jausmus. Ir tuo pačiu vaikui labai svarbu turėti tvirtus, žinančius, kas vaikui geriausia tėvus, kurie gali ramiai atlaikyti ir iškonteineruoti stiprias vaiko emocijas. Tai tiek, sėkmės.